Sveiki, šį kartą prekė yra pirkta ne iš Kinijos, gal Kinijoje ir pagaminta, tai yra toks projektorius GM60, va štai čia matote, tai yra pirkta iš lietuviškos parduotuvės, iš Pigų LT pirkau, bet lygiai toks pat projektorius yra AliExpress'e. Kaina būtų panaši, nes, aišku, Pigų aš ten gavau nuolaidą, tai man gavosi panaši tiek, jeigu aš gaučiau, nusipirkčiau iš Kinijos ir sumokėčiau dar papildomai muitą. Tai va. Aišku, čia yra kinietiškas ten vienas iš pigių variantų, ne kažkoks superinis, kur būna brangus už ten kelis tūkstančius, už ten kokį 1000 eurų, ar ne, normalų nusipirkti. Tai yra tik 1000 va, jo kontrastas yra tik 1000 va, rezoliucija, matot, 8, 400, tai čia iš vis, oi, nematot jūs nieko. Žodžiu, rezoliucija yra 800 ant 480, labai maža. Va. Bet palaiko, užtat čia aš kaip supratau Full HD 1920 ant 1080. Bet užtat vat, yra LED, kaip supratau, LED lempos, kurios vat, parašyta 300 000 valandų turėtų tarnauti. Nu, turėtų būti labai neblogai. Taip, iš karto žiūrėkite, kas buvo komplekte. Komplekte priklijuotas HDMI laidas. Man atrodo, kad kinietiškam variantui reikėtų jį užsisakyti papildomai, nebent prašyti kiniečių, kad padovanotų. Taip, papildomai dar reikėtų mokėti, nes į komplektą neįeina. Kainą jūs matysite Pigų puslapyje. Oho, toks gal neblogas. O, puiku. Reiškia, galiu jungti tiesiai nuo kompo. Super, jungiasi kompą ir žiūri savo. Jo dydis, tai matote, telpa, nežinau, koks 20 cm ant 20 tuoj pasakysiu, 20-15. A4 lapo dydžio tikrai nesiekia, įsivaizduojat, koks jis mažas yra. Taip, čia kažkur užkliuvo, HDMI laidas. Puiku, labai gerai. Nu, kaip iš čia, darom. Jūs taip beje AliExpress'e ir įvedę LED projektor, kaip ten tariam angliškai projector, ne? GM60 ir jūs ne viską pamatysit. Taip, dėžę patraukiu šoną, dėžė mums nereikalinga. Nu ir žiūrim, štai, žiūrėkit, koks jis taip, jisai kaip A5 dydžio popieriaus lapas. O, distancinis valdymas, user guide, štai, tulpės vadinamos. Man toks įtarimas, kad Pigų LT irgi iš AliExpress'o perka. Aišku, čia juokauju, aš juk nežinau. Išsipakuojame distancinį pultelį. Ar dar kas nors, pavyzdžiui, pas jūs namie distancinį pultelį laiko dar? Tokiuose celofaniniuose įdėkluose. Atsimenat, anksčiau laikydavo kažkada, kai būdavo nepriklausomybės pradžia, kai visi nusipirko tuos importinius vadinamus televizorius. Taip. 2 baterijos 3 AAA dydžio. Kas čia yra? Meniu input labai gerai, galima valdyti. Pasižiūrim trumpai, o aš po to perėsiu kažkur į kambarį, parodysiu, ką jis čia iš vis rodo. O, toks plasmasė tikrai labai maloni, kaip matinė tokia, va matote. Ir štai čia yra objektyvas. Taip, rankomis neliesim, truputį jau kažkas nučiupinėja, matyt, kiniečiai. Čia, kaip supratau, ryškumas turbūt, ar kas čia? Ai, ne, čia gal... Ne, čia kojelė, va. Ar ne? Jo, čia išsisuka kojelė. Objektyvas tai, ojojoj, žinokite. Va taip aš įsivaizduoju. Jo, čia kojelė. Kažkas viduj mėtasi, žinokit. Ar nebus kokia nereikalinga detalė? O, tiesa, štatyvą galima tvirtinti ant stovo. Power voltage, taip, nuo 100 iki 240, LED, lempa LCD. Taip, išėjimai, žiūrėkite, yra 2 USB, SD kortelė, HDMI, audio video, tos tulpės visokios.
Ir šita ausinė jungtis. O, gerai, čia yra infraraudonųjų spindulių daviklis, VGA jungtis. O, prie seno monitorius kokio. Ai, variškumas, jo. Čia matot, vat, 1, 2. Va, štai ir išlenda, sulenda. O čia kas? Čia nežinau, išsiaiškinsim vėliau. Ir mygtukai štai, input, CRM, escape ir taip toliau. Kągi, einu aš jungti ir jums aiškinsimės toliau, kaip jis ten veikia. Na štai, man pagaliau pavyko šitą prietaisą pajungti ir mes tiesiog galėsime pasižiūrėti, ką aš čia gero rodo. Kaip matot, vaizdas yra neryškus. Vienas didžiulis pliusas, tai yra minusas, yra toks, kad niekaip neįmanoma normaliai nustatyti ryškumą. Vat aš dabar pabandysiu pasukioti. Taip. Ai, tiesa, tas mygtukas, kur nežinojau, kur sakiau, ne, kas čia toks mažesnis, jisai reguliuoja plokštumą. Jeigu pastatot kreivai projektorių, galite štai pareguliuoti pagal sieną. Taip, čia maždaug taip. Nu ir matot ryškumas. Ryškiausiai yra šitai, bet patikėkit manim, ant sienos nieko nesimato. Jeigu norit kažkokį tai tekstą, ar skaidres rodyti žmonėm, jūs patikėkit, nieko ten nematysit, nes jo rezoliucija yra apie 800 ant 400. Jeigu tiksliau, tai tuoj pasižiūrėsiu aprašymą ir pasakysiu, taip, 800 ant 480 RGB. Ir jūs įsivaizduokit, jis palaiko 1080p, tai yra Full HD filmas, jis tvarkingai groja, viskas gerai. Taip pat galima jungti per HDMI, prijungiat prie HDMI ir viską, kas yra kompo ekrane, viską transliuoja. Nu, aišku, ir garsą viską. Taip, jisai turi garsiakalbį. Dabar žiūrėkit, pasiklausykit. Visų pirma, pasiklausykit, kaip veikia garsiakalbis. Dabar pridėsiu mikrofoną. Ne garsiakalbis, o aušintuvas. Girdite, ne? Tai va, ir įsivaizduokit, pučia karštą orą. Jeigu pas jūs mažas kambarys, esat vasara, tai beveik neįmanoma, nes labai darosi karšta. Ir plus, jeigu jūs klausotės su vidiniu garsiakalbiu, kuris įmontuotas šitame projektoriuje, nieko nesigirdi. Tai va, aš jums galiu ir pademonstruoti. Yra tokia gudresnė, pamatysit, mes ją išimsim. Tai yra girdi, bet barška, garsas skardus, o pažiūrėkit, koks yra ryškumas. Va, štai tokia. Vaizdas yra maždaug kokių, 1,8, gal net 2 metrų diametro, tai yra skersmensnė diametro. Kaina matysi, kaip visada pačioj, va, žiūrėkit čia. Garsas yra, bet sakau, jį permuša ventiliatoriaus garsas, tai todėl aš pasijungiu papildomas kolonėlės. Taip, dabar įjungiau kolonėlės. Taip, tai ką, pagrindiniai du minusai, kaip ir sakiau, yra garsus ventiliatorius, per kurį nieko nesigirdi. Ta prasme, girdisi, bet labai didelis triukšmas yra. Ir neryškus vaizdas. Taip, va, štai, matote, parodysiu, kaip atrodo. Čia sakyčiau, gal netgi atrodo jums, kameroje atrodo geriau, realiai beveik nieko nesimato. Taigi, jeigu tokį norėsite įsigyti, jisai tiks tik, kas čia dabar įsijungia, jisai tiks tik tai filmams žiūrėti. Einam į meniu. Taip, pasižiūrim, ką jis čia pasiūlo. Picture Mode User. Gali nusistatyti pagal save, vat, matot, kontrastą, brightness, color, sharpness, kam reikia. Color temperature galite nusistatyti vat, šaltesnį, šiltesnį vaizdą ten. Jau ne čia. Color temperature, medium. Štai matote taip. Va čia, einam čia. Va ten va galite pasirinkti šalčiau, šilčiau. Patikėkit, aš nieko nematau tenai. Va matote, raudonos pridėti, žalios, mėlynos. Va taip kažkur. Taip. Einam toliau. Yra aspect ratio. Čia ir taip auto duoda. Noise reduction off, nežinau, nieko nepastebėjau.
Project mode normal. Galima apversti vaizdą, galima, jeigu kabinat, pavyzdžiui, projektorių atvirkščiai. Beje, projektorius tvirtinasi ant paprasto fotoaparato stovo. Image scaling, vad galit padidinti vaizdą, tą, kurį matot. Aš paliksiu 0, nes visai nieko ten nesimatys. Taip, dabar einam prie garso nustatymo. Tai Sound Mode User gali patys savo garsą nustatyti, aukštus dažnius, žemus, meniu. Jau ne čia. Taip, antras yra balansas. Kas čia? Antras yra, labai nepatogiai mygtuką išdėstyti, tamsoje nieko nesimato. Balansas +1, +3, -2. Čia neatsimenu, ką čia galima pridėti. Man atrodo, kad kairiai dešiniai kolonėliai garsą galima pridėti, kairiai dešinė. Taip, Auto Volume On, čia pagars, jeigu skirtingi garsai tarp filmų ir vienas tylus, kitas garsus, tai, vienodai, žinot, čia daugumoje taip yra Surround Sound. Atseit imituoja Surround Sound, ten yra dar, matote, SRS, True Surround. Žodžiu, tik prijungus papildomos kolonėlės tą galite jausti, bet irgi veikia netobulai. Aišku, veikia tik ten, kur gal kur net yra toks įrašas ar kažkas panašaus. Va, čia galite patys pasireguliuoti, kaip ir equalizeris yra, mato toksai. Taip. Dar pasakysiu, kad jūs ekrane matot ryškesnį vaizdą negu aš matau. Aš matau tokį išbliūrintą, pilką vaizdą. Ne visai spalvingą. Galite laiką nusistatyti, timeriai yra, sleep timeriai, auto sleep. Čia gal nelabai, software update, nežinau, iš kur updateinti net. Language galite ten, aišku, lietuvių nėra, call range galite, matot, nuo tiek iki tiek spalvų, aišku, pasilikti didžiausią. OSD duration 55 tai yra ekranų informacija, tiesiog ilgiau būna. Taip, ir kas čia, ir viskas. Taip pat dar galite nueiti į input ir pasirinkti input galima, matot, kiek yra SD card, dabar pas mane yra SD kortelė, USB, AV, HDMI, PC, RGB, taip, kas ten dar, meniu, ir dar dar yra funkcijos ant mygtuko. tą minutę aš čia pasišviesiu, nes nematau. Tamsoj, patikėkit, nieko nesimata. Yra toks mygtukas lyg tai info. Escape mygtukas, zoom, picture. Dar mygtukas yra picture. Tas nieko neduoda. Taip. Ir nematau mygtuko. Info, mygtukas info yra. Vat galite čia irgi dar pasirinkti. Jeigu yra subtitrai filme keli, ar ne, tai galite pasirinkti ir subtitrus. Next, stop, repeat all. Visokie info, galite gauti informaciją. Va. Jeigu yra audio čia keli, tai galite pasirinkti kelis. Subtitrai, jeigu yra, galite pasirinkti subtitrus. Aspect ratio galite pasikeisti ir panašiai. Taigi, tai aš nežinau, dabar galiu paleisti tiesiog savo tą klipą. Input. Taip, input paspaudžiu vėl. SD card. Tai čia mes ir esam. Ne čia. Tai paleidžiam tą klipą toliau. Va. Tai, žodžiu, vienas pigesnių toks iš AliExpress, aš pirkau Lietuvoje, bet panaudojau visus kuponus ir gavosi kaina panašiai kaip AliExpress'e. Tai galite AliExpress'e paieškoti, pavadinimą jo parašysiu, po aprašu kaip visada.
Ir šitą, va, ir pagrindiniai minusai aš pasikartosiu, kad yra blogas garsas, aišku, jeigu klausotės tiesiai iš projektoriaus. Taip pat labai ventiliatorius triukšmingas, labai kaista. Čia tiesiog sėdint jaučiasi, kad pučia orą karštą ir labai triukšmingas ventiliatorius. Nežinau, gal pavyks prizuminti tos pikselius, jūs galite tiesiog pamatyti. Nu, kažkas tai panašaus, vat. Maždaug iš tokių vaizdo susidaro ir jie labai ryškiai matosi. Tai va. Ir turbūt kaip visada. Tai kažkur tai taip vaizdas. Tai va, žiūrėkit, pirkti ar nepirkti. Aš tai iš tikrųjų, jeigu jums reikia filmams žiūrėti ten su šeima, tai pilnai užtenka. Va, o daugiau tai teksto tikrai net kažkokias tai darbui rodyti, skaidrės, skaityti tekstą neįmanoma, nedarykit to, tikrai pirkti dėl to neverta. Gerai, tada iki kitų kartų, geros dienos ir viso gero.